Nagi, vagi. Jau sulelė vėl atkopdama budino Svietą, o Svieta nesikėlė. Tai čia Svetlana. Alio. Labas vakaras. Labas vakaras. Kažko neryšy esat gal, kur nors esat toli. Labas vakaras, aš pagal skelbimą. Čia skelbimai.lt radau jūsų skelbimuką. Dabar tos papugėlės mane domina. Taip. Kiek jūs jų turit? 2 porelė. Tik 2. 2. O tai taip, kad kažkiek daugiau, po kažkiek laiko neįmanoma pratęsti ten? Ne. Nežinau, mes nebandėm, jos jau dar jaunas yra. O kaip jos ten jau tokios putlesnės, didesnės ar tokios visiškai, skrumnios, tokios nedidelės? Normalios, banguotos papugėlės. Banguotos čia? Bet nuotraukai juk yra įdėta. Ten tai nuotraukai labai sunku ką pažiūrėti, aš dar negerai matau. Tai žiūrėkit, o dabar kaip ten, kiek jos ten sveria, kiek? Nežinau, žinokit. Nežinote, ne? Matot, kame reikalas yra. Aš turiu savo Maxį. Tokį gyvūnėlį, žinot, pitoną. Tai blembai susirgau kažkom ir dabar nežinau dėl to maisto ką daryti. Ir man veterinaras kažkaip patarė, sako, gal pamėgint su papugėlėm. Tai dabar ieškau. Aišku. Nežinau, žinokit, svorėmės kažkaip. Kiek kainuotų tos 2? Mes šiaip su narveliu visų 100 litų norim. Kur aš tą narvelį dėsiu, vis tiek ten man čia 5 minutėm jos reikalinga. O tai be narvelio kiek? Šiaip jos eina nuo 50 iki litų. Po 40 kokį. Po 40, ar ne? Visai neblogai būtų, bet, jos tai neapsikrėtusios nieko, kad tenais po to, jeigu... Kad nesimato, kad jos būtų tik tai labai išėrės, jos ir viskas. Tas šėrimus, aš įsivaizduoju, mano tam Maxijui tai nelabai patiktų, bet... Pitonas, Pitonas. Nežinau, žinokit, galvokit. O tai iš kur jūs jas gavot ten? Kaip, mes Šiauliuose pirkom iš gyvūnų parduotuvės. O tai kodėl norit parduot? Atsibodo, labai šiukšlina. Šiukšlina. Supratau. Tai ką, dar vienas dalykas, kurį noriu jums pasakyti. Labas vakaras, jūs trukdo radio stotis Zip FM. Iš Vilniaus. Ir mes su jumis dabar tiesioginiame eteryje. Laba, kaip sekasi? Kuku. Ne, tai ne, ką aš galiu pasakyti. Jo.